Sveiki, esu Mantas Jatautas, dirbu Alta Denta odontologijos klinikoje. Dažnai ateina pacientai, kurie skundžiasi, kad per ilgą laiko tarpą jie pažeidė savo dantų viršutinį sluoksnį emalį ir klausia, ką daryti. Tai aš visą laiką patariu, kad reikėtų naudoti minkštais šereliais dantų šepetėlį ir tiesiog atlikti tinkamus judesius, valantis dantis, bei pasirinkti tinkamas priemonės. Tai reiškia, jeigu mes turime minkštai šereliais dantų šepetėlį, mes nukreipiame jį 45 laipsnių kampu į danteną ir sukamaisiais judesiais bandome iššluoti visą apnašą į viršų. Ta patį atliekame viršutiniame žandikaulyje, tik tai apnašas būtų išstumiamas iš po dantenos žemyn. Priekinę dantų grupę iš liežuvio arba gomurio mes bandome iššluoti vertikaliai laikant šepetėlį. Tas pats atliekama ir viršutinėme žandikaulyje. Taip pat turime ir kandamąjį kraštą kramtomąjį, tai jį stengiamės iššluoti iš galo link prieangio po keletą kartų. Reikėtų atlikti ties kiekvienu danties dantimi tarp 5-7 judesių, kad gerai išvalyti kiekvieną paviršių. Tačiau neužtenka tik dantų šepetėlio, tad labai patarčiau naudoti ir tarpdančiam išvalyti gerai siūlą, kurį mes atsikepame apie 20 cm, įvedam į tarpdantį, apgaubam dantį C raidele ir valomės. Šiek tiek palindę po danteną, apie porą milimetrų, viskas stengiamės gerai išvalyti. Tas pats tarpdantis, tik tai gretimas dantis, taip pat turi būti išvalytas. Jeigu jums nepatogu naudoti tarpdančiam siūlą, mes galime naudoti tarpdančių šepetėlį, kurie būna skirtingų dydžių, tad burnos higienistas turėtų jums parinkti tinkamiausią. Kartais net reikia naudoti keletą, nes tarpdančiai nevienodo dydžio. Ir tiesiog gerai išsivalyti kiekvieną tarpdantį. Taip pat reikėtų naudoti ir liežuvį grandiklį, kad gerai nuvalytume visus paviršius, nes ten taip pat kaupiasi bakterijos. Ir taip pat savaime aišku reikėtų naudoti antiseptinę skalavimo skystį 2 kartus per dieną, kad kuo mažiau kauptųsi bakterijų.